Labas vakaras. Artėjančiam sezonui aktyviai besiruošiantis Kauno Žalgiris tęsia komandos komplektacijos darbus. Oficialiai paskelbta, kad į ekipą po 5 sezonų pertraukos sugrįžta Marius Grigonis. Etapą Kaune dar 2021-aisiais užbaigęs lietuvis pastaruosius 4 sezonus atstovavo Atėnų Panathinaikos komandai, su kuria kartą tapo Eurolygos čempionu. 32 gynėjas turėjo dar metus galiojančią sutartį, tačiau nusprendė grįžti į Lietuvą, o parašą ant kontrakto su Žalgiriu padėjo iki 26-27 metų sezono pabaigos. Tai vienas pagrindinių, kad būtų daugiau galimybės žaisti daugiau, būti reikšmingu, būti svarbiam. Daug šiaip įrodyti turiu ką, nes vis tiek krepšinį labai greitai viskas pasimiršta. Tai tokia kažkokia šiais metais atsirado ta ugnis atgal ir sakau, ir sukrito, kad Žalgiriui prireikė mano paslaugų ir galvoju, kad tai leis man kažką vėl įrodyti.